Žiūrėkit, čia yra kubas, kuriame mano best of best. Ir šalia, žiūrėkit, rodau kampą. Šalia yra visiškai identiškas kubas. Kem 9 litrų. Ir jame aš buvau visus augalus tiesiog išrovęs. Tiesiog išroviau ir liką nukirpau, iš čia viską panaikinau. Ir tą kubą žadėjau restartuoti. Aš išroviau tam, kad iš čia sugaudyti visas galaksus ir krevetės. Palika daigelis mažas liudvigės, nes jis man nemaišė. Rotalas. Buvo tik tokie centimetriniai daigiukai iš esmės. Tie, kad man nemaišytų dugną prieiti. Ir aš nieko nedarau. Žiūrėkit, nieko nedarau. Vienintelis dalykas, ką padariau, tai vat įmečiau ten samanos dar, senosios savo charizmas, kuri yra vešli, ir ją užkišau, kai tik prie filtrą, kur aukščiau šviesos. Ir tie šviesus galiukai jos, jau, čia gal telefonas nematys, šviesus tokie galiukai, tai jau yra nauja. Ir viskas. Ir akvariumas gražiai auga, o rotalos žergėsi. Reiškia, šviesos joms yra pakankamai, o ten tarp kolorato yra ir hra. Tik tais dabar čia nenufilmuos turbūt. Va, yra hra. Tai aš joms paliksiu vietas, nes koloratas auga greičiau. Šitai viet. Viskas. Ir akvariumas auga nieko nedarant. Nieko. Visiškai. Atrodė beveik tuščias, bet kadangi dugnas buvo pasidengęs, aš jų nenaikinau. Ir dabar čia yra 2 didieji mano galaksijų patinai. 6 koridorai pigmėjai, ir krevetės. Krevetės, kurių pasilikau labai mažai. Pagrindinė mintis. Akvariumas yra papras daiktas. Yra vanduo. Susodintas jis yra prieš turbūt porą metų jau. Dabar nežinau tiksliai, kada aš juos sodinau. Stiklinė pogrunčio, kvarcas ir ant viršaus JBL Manado Dark. Tai nejudinta nieks. Ten, kur roviau augalus, anam kampe matosi baltas kvarcas įsikėlė su šaknimis. Aš jo niekada nedariau. Jeigu reikės restartuoti, aš jį persijosiu, kvarcas išbirės, JBL Manado liksė tokia, kadangi stambumas skiriasi. Viskas. Čia yra gyvas akvariumas. Gyvas, kuriame augalai gamina deguonį. Ir to užtenka žuvims. Jų nėra daug, man patinka tas didelė erdvė, nors žuvis iškart slepiasi. Bet, o čia yra džiunglės, kartais jos prižiūrė iki viršaus ir telefonas žiauriai iškraipa ant šitos lempos šviesas. Čia yra džiunglės su bucikim, parvom ir nukritusiu termometru, kurį kaip nors reikėtų išgriebti. Ir šitą aš irgi pakarpinėsiu, nes to pernelyg didelio sužėlimo nereikia. Žodžiu, išroviau akvariumą, lika tuščias, palikau tiesiog šaknis su daigais. Vat kaip ten matos higrofilas polispermas, toks daigiukas, vat panašiai buvo. Ir viskas, ir akvariumas gyvena. Vanduo šviesa, nieko daugiau, vanduo šviesa ir biški pašeriu. Jokių CO2, jokių trąšų, jokio piliojimo. Svarbu, ne per daug gyvūnų.